Leidykla Hubris pristato Džono Perio audio knygą Prokrastinacijos menas – produktyvaus atidėliojimo, dykaduoniavimo ir vilkinimo vadovas. Iš anglų kalbos vertė Jonas Dagys, įgarsino Aldas Tulpinas. Vertėjų pratarmė. Žinomo amerikiečių filosofo Džono Perio knygą apie prokrastinaciją pradėjau versti 2020 pavasarį, kai COVID-19 epidemija pasiekė Lietuvą jau ne tik kaip televizijos naujienos iš Kinijos ar Italijos. Kovo 12 dieną rytą į paskaitą susirinkusiems studentams pajuokavau, kad galbūt tai paskutinis mūsų susitikimas, o po paskaitos administratoriai jau kabino ant sienos vyriausybės nutarimą, kad nuo kovo 16 dienos iki kovo 27 dienos privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose, tai yra universitetuose, kolegijose ir mokyklose. Tarytum akimirksniu iš subjektyvaus laiko juostos beveik visiškai pasitraukė vidutinis nuotolis. Galima buvo galvoti apie tai, ką veikiame čia ir dabar, arba apie amžinybę. Tačiau realiai planuoti, ką veiksime po pusmečio ar net mėnesio, atrodė absoliučiai beprasmiška. Tokiame kontekste vėl prisiminiau Perio knygą ir ėmiau apie ją kalbėti ribotų socialinių interakcijų progomis. Keletas bičiulių užsiminė, kad tekstą būtų prasminga išversti į lietuvių kalbą ir pristatyti platesniam ratui. Galiausiai viskas pateko į tvirtas leidyklos Hubris direktoriaus rankas ir jis pasirūpino, kad procesas būtų rezultatyvus, nepaisant gausos pagundų jį dar šiek tiek užvilkinti ar dar uždelsti. Prisiimu atsakomybę už visus trūkumus, kuriuos skaitytojos ir skaitytojai aptiks lietuviškame tekste. Tačiau turiu vilties, kad vieną sprendimą čia pavyks paaiškinti. Klausimas, kuris dažniausiai kyla diskutuojant apie šios knygos vertimą į lietuvių kalbą, yra susijęs su pagrindiniu jos žodžiu – prokrastinacija. Kodėl prokrastinacija, o ne tarkime atidėliojimas, vilkinimas ar delsimas? Priešingai nei gali pasirodyti aplinkoje, kurioje jau įprasta patenkinamų vertinimų laikyti tiesiog aklą lietuviškos galūnės prirašymą prie angliško, prancūziško ar vokiško žodžio, tai buvo apgalvotas pasirinkimas. Pirmiausiai, šis tekstas parašytas su didelė doze ironijos. Vietomis tai tiesiog atvira parodija to perdėtai rimto, neva preciziškai akademinio, pseudo, moksliško terminų parinkimo ir minčių dėstymo stiliaus. Dažnai būdingo kasdienių reiškinių aprašymui, norinčiam pasirodyti kaip mokslas. Kita vertus, nepaisant gausios ironijos, vienas iš rimtesnių Perio tikslų yra pateikti ir pagrysti sąlyginai naują požiūrį į reiškinį, įprastai paliekamą už to, ką galėtume pavadinti įsivaizduojamomis pažangaus ir atsakingo šiuolaikinio žmogaus gyvenimo ribomis. Šiam autoriaus tikslui visiškai netinka gerai atpažįstama, tačiau neigiamų konotacijų kupina buitinės kalbos leksika, kurios pagrindiniai elementai išvardinti knygos paantraštėje. Jam reikalingas neutralus terminas, leisiantis kalbėti apie reiškinį išvengiant visiškai negatyvaus vertinimo. Apie prokrastinaciją Peris rašo ne behavioristiškai, kaip apie tam tikrą viešai stebimą elgsenos būdą, bet kaip apie specifinę subjektyviai išgyvenamą sąmonės būseną. Todėl griežtai kalbant, prokrastinacija nėra tik atidėliojimas. Tai mūsų ar bent kai kurių iš mūsų bandymas tvarkyti su tuo, kas vadinama gyvenimo rutina ar kasdienybė. Tikiuosi, kad šios knygos skaitimas palengvins prokrastinatoriaus dalią. Jei ir neišspręsdamas visų prokrastinacijos sukeliamų sunkumų, tai bent suteikdamas progų ją užsiimti be kaltės jausmo. Niekada netidėliok rytdienai to, ką gali padaryti poryt. Markas Tvenas. Prokrastinacijos paradoksas. Žmonės iš prigimties yra racionalūs gyvūnai. Manoma, kad gebėjimas protauti išskiria mus iš kitų gyvūnų, tad regis turėtume būti itin racionalūs, kiekvieną veiksmą gerai apsvarstyti ir visada rinktis tik labiausiai pagrįstą variantą. Šis idealas taip žavėjo Platoną ir Aristotelį, kad mūsų negebėjimą pagal jį gyventi jie laikė filosofinę problemą. Akrazija. Paslaptingas reiškinys, kai žmonės daro ne tai, kas jų manymų geriausia.
Įsivaizdavimas, kad žmonės kaip racionalios būtybės savo poelgius pagrindžia svarstymais ir skaičiavimais, kasgi yra geriausia, nuo jo sukūrimo laikų antikoje gyvuoja iki pat dabar. Labiau matematiniai socialiniai mokslai, tokie kaip ekonomika, nemaža dalimi paremti požiūriu į žmonės kaip racionalius gyvūnus, kurie renkasi pagal tai, kas geriausiai atitinka jų troškimus. Tai gan keista, turint omeny, kad daugelis kitų socialinių mokslų, įskaitant psichologiją ir sociologiją, pateikia gausybę įrodymų, kad esame netokie. Tikrai neturiu nieko nei prieš racionalumą, nei prieš žmogaus pasirinkimą daryti tai, ką jis mano esant geriausia, ar tai, kas turėtų geriausiai patenkinti jo troškimus. Įvairių metų esu išbandęs šias strategijas ir kartais pasiekdavau gerų rezultatų. Bet manau, kad racionalaus veikimo idealizavimas sukelia daug nereikalingų kančių. Daugelis iš mūsų funkcionuojame kitaip. Bent aš tikrai funkcionuoju visai kitaip. Ir funkcionuodami taip, kaip funkcionuojame, pasiekime visai neblogų rezultatų. Tad tikrai neturėtume gūžtis iš gėdos ar nevilties. Jei atskaitos tašku renkamės šį idealą, didžiausias mano trūkumas yra prokrastinacija. 1995 metais, nedarydamas darbų, kuriuos turėjau dirbti, ėmiau jaustis nieko vertas, bet tada šitą pastebėjau. Šiaip jau buvau žinomas kaip daug nuveikęs žmogus, nusipelnęs Stanfordo universitetui, kuriame dirbau, ir filosofijai, kuri yra mano darbo sritis. Paradoksalu, užuot ėmęsis svarbių darbų, ėmiau galvoti apie šią mįslę. Supratau, kad esu, kaip vadinu, struktūrinis prokrastinatorius. Žmogus, kuris daug ką padaro, vengdamas daryti kitus darbus. Parašiau apie tai trumpą tekstą, kuris sudaro pirmąjį šios knygos skyrių, ir kaip mat pasijutau geriau. Tekstas vėliau buvo paskelbtas The Chronicles of Higher Education ir satyrinėme mokslo žurnale Annals of Improbable Research bei mano Stanfordo tinklalapyje. Kad ir kaip keistai skambėtų, esu profesionalus filosofas. Parašiau 10 straipsnių ir pustuzinį knygų. Mano kuklė nuomonė tuose straipsniuose ir knygose gausu didžių įžvalgų, gilios išminties ir sumanių analizių, ir jie padeda geriau suprasti įvairius dalykus, nuo valios laisvės ir asmens tapatumo iki filosofinių semantikos aspektų. Mano tėvai jau mirė. Dėl to gali būti, kad aš vienintelis taip vertinu savo filosofinius darbus. Bet kadangi buvau priimtas į Stanfordą kaip akademinis darbuotojas, niekaip nebūčiau ten patekęs kaip studentas, vadinasi, mano mokslo darbų pakanka, kad galėčiau užsitikrinti filosofijos dėstytojo darbo vietą. Tad jie negali būti visiški tauškalai. Kad ir kaip ten būtų, iš to, ką esu parašęs, nei vieno kito teksto neskaitė tiek žmonių, nei vienas nebuvo toks naudingas daugeliui, bent jų pačių liudijimų, ir nei vienas nepraskaidrino tiek daug dienų, kaip šis tekstas apie prokrastinaciją. Daugelį metų jis buvo pirmas paieškos rezultatas googlinant apie prokrastinaciją. Kai perkeliau jį iš savo Stanfordo tinklalapio į asmeninį tinklalapį www.structuredeprocrastination.com, kad galėčiau prekiauti struktūrinės prokrastinacijos marškinėliais, jo reitingas nukrito, bet paskui vėl pakilo ir mažai atsilieka nuo Wikipedijos straipsnių apie prokrastinaciją. Kas mėnesį sulaukiu laiškų bent iš tuzino skaitytojų. Absoliuti dauguma jų pozityvūs, kai kurie teigia, kad mano tekstas padarė jiems didelę įtaką. Štai pavyzdys. Mielas Džonai, jūsų straipsnis apie struktūrinę prokrastinaciją tiesiog pakeitė mano gyvenimą. Kaip mat pasijutau geriau. Per paskutinius keletą mėnesių nuveikiau tūkstančius įvairiausių darbų, jausdamas kaltę dėl to, kad jie nebuvo tie svarbiausieji iš mano prioritetų sąrašo viršaus. Dabar žaibus vaidantis kalties ir gėdos debesys virš manęs ėmė sklaidytis. Ačiū. Labiausiai man patikusi laišką parašė moteris, kuris sakė buvusi prokrastinatorė visą gyvenimą. Kadangi jos brolis nuolatos priekaištaudavo jai dėl šios ydos, jos gyvenimas buvo apgailėtinas. Perskaičiusi mano straipsnį, ji teigia galėjusi iškelti galvą ir patikėti, kad yra vertingas žmogus, nemažai nuveikiantis, nepaisant to, kad viską nors atidėlioja. Jos teigimu, perskaičiusi mano straipsnį, ji pirmą kartą gyvenime įsidrąsino pasakyti savo broliui, kad jis užsičiauptų ir eitų savo. Beje, pridėjo ji,
Man 72. Bėgant metams, ketinau papildyti tą straipsnį, nors, kaip man būdinga, vis atidėliojau. Pamažu skaitydamas gaunamus laiškus, savarankiškai mąstydamas ir tyrinėdamas literatūrą, supratau, kad įsisąmoninti struktūrinės prokrastinacijos idėja yra tik pirmas žingsnis programoje, kuri gali padėti daugeliui prokrastinatorių. Keista, tačiau savivoka, kad esame struktūriniai prokrastinatoriai, pagerina ne tik mūsų savivertę, bet ir produktyvumą, nes pašalinus kaltės ir nevilties miazmą, galime geriau suprasti, kasgi trukdo mums laiku padaryti, ką reikia. Taigi šioje knygoje pateikiama tam tikra filosofinė savipagalbos programa nusiminusiems prokrastinatoriams. Turiu pripažinti, kad vadinti tai programa šiek tiek pretenzinga. Ji pradedama nuo keleto žingsnių, kurie gali padėti prokrastinatoriui. Po to pateikiama keletas idėjų, linksmų nutikimų ir patarimų, kurie gali praversti. Taip pat šis tas pasakoma apie tvarkingumo standartus, kurie gniuždo daugumą prokrastinatorių. Ne visi žmonės yra prokrastinatoriai. Ir ne visiems prokrastinatoriams padės pažinti su struktūrinės prokrastinacijos strategija. Kartais prokrastinacija yra gilesnių problemų požymis, o šios reikalauja rimtesnės terapijos, pranokstančios neįpareigojantį filosofavimą. Bet kiek galiu spręsti iš mano gaunamų elektroninių laiškų, tai šiuose puslapiuose daugybė žmonių atpažins save ir gaus iš to naudos. Be to jie čia ras įmantrių sąvokų ir terminų, kuriuos galės pritaikyti savo, tokių kaip akrasija, horizontali tvarka, darbų triažas ar dešiniųjų skliaustelių trūkumo sindromas. O kai kuriems gal net pavyks pagerinti savo darbingumą. Struktūrinė prokrastinacija. Imtis rašyti šitą tekstą ruošiausi mėnesius. Dėl ko dabar galiausiai tai darau? Gal dėl to, kad pagaliau atradau šiek tiek laisvo laiko? Ne. Yra studentų darbų, kuriems turiu parašyti pažymius, turiu užpildyti knygų užsakymus, be to dar turiu kaip ekspertas įvertinti Nacionalinio mokslo fondo gautas paraiškas ir perskaityti rengiamas disertacijas. Rašau šitą esė, kad galėčiau nedaryti viso to, ką išvardijau. Tokia vadinamosios struktūrinės prokrastinacijos esmė. Tai mano išrasta nuostabi strategija, paverčianti prokrastinatorių produktyviu žmogumi, kuris gerbiamas ir kurio žavimasi dėl visų jo pasiekimų ir to, kaip gerai jis išnaudoja savo laiką. Turiu pripažinti, kad ne aš pirmasis išradau šią strategiją. 1930 metais Robertas Benšlis laikraščiui Chicago Tribune buvo parašęs straipsnį, kuriame teigė, jog bet kas gali nudirbti bet kokios apimties darbą, su sąlyga, kad tai yra ne tas darbas, kurį tuo metu reikia dirbti. Kaip rodo ši citata, Benšlis įžvelgė fundamentalų principą. Ir spėčiau, kad kiti didūs mąstytojai, kurie kaip ir jis buvo struktūriniai prokrastinatoriai, pastebėjo tą patį. Planuoju kada nors patyrinėti tai daugiau. Visi prokrastinatoriai atidėlioja tai, ką turi daryti. Struktūrinė prokrastinacija yra technika, priverčianti šią neigiamą savybę veikti mūsų naudai. Svarbiausia tai, kad prokrastinacija nereiškia visiškai nieko neveikimo. Prokrastinatoriai retai kada visiškai nieko neveikia. Jie imasi menkesnių veiklų, ravi daržus, drožia pieštukus ar sudarinėja diagramas, pagal kurias atėjus tinkamam laikui galės susitvarkyti savo popierius. Kodėl prokrastinatoriai visą tai daro? Nes tai leidžia jiems nedaryti to, kas svarbiau. Jei prokrastinatorius turėtų tik padrožti pieštukus, jokia jėga šioje žemėje nepriverstų jo to imtis. Prokrastinatorius yra motyvuotas imtis sudėtingų, savalaikių ir svarbių užduočių, jei tai leidžia jam nedaryti ko nors svarbesnio. Struktūrinė prokrastinacija yra savo darbų planavimas, efektyviai išnaudojant šią aplinkybę. Mintise, o gal net ir kur nors užrašę, turite visą darbų sąrašą, kur užsiėmimai surūšiuoti pagal svarbą. Galite tai vadinti savo prioritetų sąrašu. Jo viršuje yra svarbiausi ir neatidėliotini darbai. Žemiau po jais taip pat yra dėmesio vertų užduočių. Užsiimti jomis reiškia nedaryti to, kas šiame sąraše įrašyta aukščiau. Turėdami tokią adekvačią planų struktūrą, prokrastinatoriai